duok Dieve, kad mes ieškotumėm savo tėvynėje esančios gražios praeities, tos krikščioniškos Lietuvos, kada žmonės kiek įvairių sukilimų dalyvavo už laisvę, su tikėjimu ėjo be baimės, kovodami už tą nedidelę žemės lopinėlį. Taip mes traukiamės nuo Juodosios jūros, mes traukiamės į vakarus. Mes traukiamės ir čia yra mūsų širdis, jau nebėra kur trauktis. Ir šiandieną mes savo stiprybę semiamės iš Amerikos, mes semiamės iš Europos, mes semiamės iš Coca-Colos kultūros, mes semiamės iš to, kurie šiandien žlunga, kurie praranda vertybės. Mes iš tiesų turime didžiausius turtus, kur žmonės, kurie Italijoje gyvenantis, Jungtinėse valstijose, Belgijoje, kurie ieško tų gyvųjų dalykų, tikrųjų dalykų, jie žiūri į tuos mažuosius kraštus, kurie dar moka išsaugoti laisvę. Tie kapitalistai ir buvę bolševikai, tie žmonės, kurie iš tiesų supranta, kad ne ideologijose yra visa galybė, bet kad yra giliai žmogaus sieloje. Ir tie žmonės ateina į tuos kraštus, išvelgia į Lietuvą, kad galėtų ko pasimokyti. O mes žvelgiame į visą tą, kas mums duodama laikraščiuose, žurnaluose, kažkokiuose žmonėse, kurių žmogiškumo ten mažai gali pamatyti. Mes norim gyventi kaip žmonės, o ne kaip kosmopolitai. Mes norim gyventi kaip tie, kurie turime atsakomybę už savo žemę, už savo tautą ir už istoriją. Ir mes semsimės iš praeities, iš Vytauto Didžiojo, iš Kęstučio, iš tų, kurie skelbė Lietuvą, kurie kovojo už ją. Mes semsimės iš Maironio, iš Vaižganto, iš mūsų literatūros. Tai mūsų praeitis, tai mūsų šaknis. Ir tegul kiti pavydi, kad yra čia prie Baltijos jūros toks kraštas, kurie moka gyventi taip, kaip įkvepia jiems Dievas ir taip, kaip sako jų sąžinė. Dieve, laimink mus ir Lietuvą.